Galvotum, kad Meibelė Tanaka buvo filmo Hoppers herojė, tiesa? Tačiau iš tikrųjų, ši mergina yra tikra nusikaltėlė. Ji yra veikėja, kuri padarė daugiausia nusikaltimų visame šiame filme. O jei netiki, pasiruošk pamatyti visus nusikaltimus, kuriuos Meibelė padarė filme Hoppers. Filme ji buvo pristatyta maždaug 6 ar 7 metų amžiaus. Ir nuo tada matėme, kad jis slėpdavosi savo klasėje, kad vėliau pavogtų mokykloje laikomus augintinius. Ir tai nebuvo tik 2 ar 3. Ji pripildė visą savo kuprinę gyvūnų, nes manė, kad juos gelbsti. Problema buvo tas, kad kai ji jau ruošėsi išeiti iš mokyklos, keli mokytojai bandė ją sustabdyti. Bandydama pabėgti, ji net įkando vienam iš jų. Kad situacija būtų dar blogesnė, suprantame, kad tai ne pirmas kartas, kai ji bando pavogti gyvūnus. Taigi galima sakyti, kad ji jau turėjo šiek tiek praktikos. Taigi nuo 7 metų Mabel jau buvo padariusi gyvūnų vagystės nusikaltimus. Pasipriešinimas valdžios atstovui ir užpuolimas. Už tai jai grėstų dar 4 metai kalėjimo ir $7,000 bauda. Tačiau laimiai Meibel ji buvo tik nepilnametė, todėl vienintelis dalykas, kuris įvyko, iškvietė jos tėvus ir gerai ją išpliaukštino. Po visų savo nesąmonių ji nusprendžia apsigyventi pas savo močiutę. Taip ji galės gyventi ir mėgautis natūralesniu gyvenimu. Kartais ji nueidavo protestuoti pas merą, tačiau laimiai tai laikoma žodžio laisvė. Problema prasidėjo tada, kai mirė jos močiutė. Meras norėjo tiesti savo kelią per natūralią teritoriją. Tačiau prieš tai reikia kai ką paaiškinti. Šis gamtos rezervatas nepriklausė nei jos močiutei, nei jai. Prisiminkime, kad jos močiutė jį rado, kai ilgai vaikščiojo po mišką. Vadinasi, su Mabel namu viskas gerai. Problema tas, kad kai jau ruošiasi sunaikinti ežerą ir pradėti statybas, Mabel peršoka tvorą, kad sustabdytų darbininkus. Ir tada ji atsistoja tiesiai ten, kur buvo padėta dinamitas. Ir taip juos sustabdo. Bičiuli, tai jau galima laikyti nusikaltimu, nes čia Meibel jau buvo 19 metų. Čia ji neteisėtai pateko į teritoriją peršokdama tvorą. Už tai jai grėstų 6 mėnesiai kalėjimo ir $1,000 bauda. Ji trukdė statybos darbams. Už tai jai grėstų dar 6 mėnesiai kalėjimo ir $500 bauda. Vėliau ji elgėsi neatsargiai, stovėdama šalia dinamitų. Už tai jai grėstų 1 metai kalėjimo ir $2,000 bauda. Laimiai jie tiesiog iškviečia policiją, kad ją išvežtų ir viskas. Padedama savo mokytojas, ji dabar žino, kad jai reikia bebro, kad atvestų daugiau gyvūnų į tą vietą. Taip jie negalės jo sunaikinti dėl statybų. Tačiau po kurio laiko laukimo ji pagaliau pamato praeinantį bebrą, tad pradeda jį sekti. Čia ji ir atvyksta į Beavertono universitetą. Tas pats universitetas, kuriame ji studijuoja. Problema tas, kadangi tai yra ne mokyklos darbo metu, ji laikoma įsibrovėlė. Po to ji toliau seka bebrą. Taip ji patenka į tai, kas atrodo kaip sandėlis. Jame netgi yra papildomai apsaugotos durys, kad niekas negalėtų įeiti. Tačiau vis tiek ji jėga įsibrauna. Ir štai, jie patenka į slaptas laboratorijas. Mabel pasisekė, nes ši mokykla yra ta pati, kurioje ji mokosi. Taigi greičiausiai jai nebus pareikšti kaltinimai. Greičiau tai bus universiteto įspėjimas. 30 valandų viešųjų darbų. Ir galimas įspėjimas, kad jei per kitą semestrą ji vėl padarys ką nors panašaus, bus suspenduota. Sužinojusi apie Hopperių planą, kuris slėpė jos mokytoją, ji nusprendžia panaudoti šią technologiją, kad nugabentų bebrą į teritoriją, kurią nori išgelbėti. Ir būtent taip ji pavagė šį robotinį bebrą. Tačiau žinoma, prieš tai ji turėjo sukelti tikrą chaosą savo laboratorijoje. Ir tai laikoma universiteto turto vagyste, neleistinas mokslinės įrangos naudojimas, įsikišimas į mokslinius tyrimus ir bėgimas nuo laboratorijos personalo. Jei tai būtų buvusi privati įmonė, greičiausiai Meibel būtų turėjusi praleisti 6 metus kalėjime ir sumokėti $15,000 baudą. Tačiau kadangi tai yra universitetas, greičiausiai ji tiesiog bus pašalinta ir daugiau niekada negalės užsiregistruoti. Po to ji nueina į mišką ieškoti bebro, kuris padėtų jai vėl turėti gyvūnų savo rezervate. Ir ji supranta, kad buvo įrenginiai, kuriuos galėjo girdėti tik gyvūnai.
Būtent dėl to gyvūnų šiame gamtos rezervate jau nebebuvo. Taigi Mabel nusprendžia sunaikinti šį įrenginį, kad gyvūnai sugrįžtų. Tai būtų galima priskirti prie turto sugadinimo arba vandalizmo. Tačiau, kadangi šis įrenginys buvo nelegalus, labiausiai tikėtina, kad Mabel išvengs baudos už tai. Tačiau nuo toliau išvardytų dalykų ji neišsisuks. Meras vėl įrengė daugiau prietaisų, kad gyvūnai negrįžtų. Ir tada Mabel paprašo susitikimo su gyvūnų taryba, kad paprašytų jų pagalbos. Tik čia viskas tampa nebekontroliuojama. Mabel pasakytas kalba priverčia gyvūnų tarybą susimokyti kartu su ja, kad nužudytų merą. Taip, dabar jau kalbame apie labai rimtą dalyką. Svarbiausia čia yra tai, kad ji bandė sustabdyti tarybą, kad jie nenužudytų mero, o tik jį išgąsdintų. Taigi čia jos bauda buvo labai sumažinta. Todėl jos nusikaltimas liko tik kaip sąmokslas, norint įbauginti valstybės tarnautoją. Už tai ji gaus 1 metus kalėjimo ir $1000 baudą. Ir tuo metu, kai gyvūnų taryba ją bauginio, kad ji taip pat sutiktų su mero nužudymu, Mabel sutraiško vabzdžių karalienę Drugelį ir galiausiai ją nužudo. Tai būtų priskiriama žmogžudystei ir jai skirtų 5 metus kalėjimo ir $10,000 baudą. Ji bando išgelbėti merą nuo visų gyvūnų, kurie nori jį sunaikinti. Taigi jos didysis planas yra įlipti į jo automobilį, tada jį įbauginti ir atimti laisvę, priversdama jį eiti į jos pristatymą ir atšaukti statybas. Čia buvo įsilaužimas į transporto priemonę, pagrobimas, laisvės atėmimas ir prievarta. Visa tai draugai. Jam skirta 28 metų laisvės atėmimo bausmė ir $40,000 bauda. Kadangi kalbame apie valstybės tarnautoją, o ne apie bet kokį žmogų. Ir situacija dar labiau pablogėjo. Kai gyvūnai pradėjo persekioti mero automobilį, Mabel pradėjo nerimauti. Ir todėl ji trukdė merui vairuojant, kad jis važiuotų daug greičiau. Ir dėl to tai būtų neatsargus vairavimas. Tarkime, kad ji buvo tik bendrininkė šiame neatsargiame vairavime. Todėl jai būtų skirta tik 6 mėnesiai kalėjimo ir $500 bauda. Kai atvyksta daktarė norėdama sugauti Mabelę, Mabelė pavagė jos prietaisą, kad galėtų bendrauti su gyvūnais ir žmonėmis, ir štai už tą vagystę, už tai skirtume $1000 baudą ir 6 mėnesius kalėjimo. Po didelio persekiojimo viskas baigėsi didžiulė avarija. Todėl galima sakyti, kad jis sukėlė pavojų kelių asmenų gyvybei. Už tai grėstų 1 metų laisvės atėmimo bausmė ir $3000 bauda, į kurią įskaičiuojamas ir padarytos žalos atlyginimas. Galiausiai, kadangi meras nenori bendradarbiauti, Mabel jį grasina ir baugina. Ji šaukia paukščiams, kad šie jį surastų ir nužudytų. Tai būtų laikoma smurto kurstymu ir bauginimu. Už tai grėstų 6 metų laisvės atėmimo bausmė ir $15,000 bauda. Deja, jai nepasisekė. Jie yra sugauti gyvūnų ir galiausiai pradeda dirbti komandoje, kad galėtų išeiti ir surengti renginį, kuris galėjo baigtis tragedija. Tačiau bandydama sustabdyti apsimėtėlį, ji sukelia labai didelį miško gaisrą, kurio metu kyla pavojus gyvūnų ir net žmonių gyvybėms. Taigi, dėl neatsargaus padegimo, pavojaus gyventojams ir žalos aplinkai. Mabel grėstų 12 metų laisvės atėmimo bausmė ir $40,000 bauda. Matote? Sakiau jums, Mabel padarė nusikaltimų, tarsi ji būtų šio filmo piktadarė. Iš viso Mabel nusikaltimai apima gyvūnų vagystę, 2 privačios nuosavybės vagystės, pasipriešinimą valdžios atstovui, išpuolį prieš mokytoją, 2 neteisėtus įsibrovimus, kišimasis į statybos darbus, neatsargi elgsena šalia sprogmenų, neteisėtas patekimas į pastatą, patekimo kontrolės manipuliavimas, neleistinas eksperimentinės technologijos naudojimas, kišimasis į mokslinius tyrimus, laboratorijos personalo vengimas, sąmokslas siekiant įbauginti valstybės tarnautoją. Nužudymas, neteisėtas patekimas į transporto priemonę, pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas, valstybės tarnautojo vertimas veikti prieš valią. Bendrininkavimas vairuojant neatsargiai, kitų žmonių gyvybės pavojus, kurstymas smurtui, nusikalstami grasinimai, neatsargus padegimas, gyventojų saugumo pavojus, žala aplinkai. Kiek tai sudarytų iš viso? 74 metai kalėjimo.
$134 500 baudų. Tėvų pylos. Legendinės beržinės už blogą elgesį Kriam buvo 7 metai 30 valandų viešųjų darbų universitete. Nuolatinis pašalinimas iš Beavertono universiteto. Draudimas artintis prie mokslinių laboratorijų ir labai tikėtinas draudimas artintis prie mero. Taigi taip, kitą kartą, kai kas nors pasakys, kad Mabel yra Hoppers herojė, prisiminkite, kad iš tikrųjų ši mergaitė turėtų būti griežto režimo kalėjime. Ir pats beprotiškiausias dalykas yra tai, kad dar liko paminėti piktadarių nusikaltimus, tokių kaip meras Taitas ir gyvūnų taryba. Taigi, jei dar nematei šio vaizdo įrašo, sek naujienas, kol jį paruošime.